Sveiki! Pasakojant apie kovo sesiją, turiu pasakyti, kad matyt galėtumėm valandą su jumis kalbėtis. Aš jums galėčiau pasakoti apie labai konkrečius, praktinius, su ekonomika, su kitom mūsų gyvenimo sritim susijusius sprendimus ir laiko būtų dar matyti nepakankamai. Iš tikrųjų, matot, kadencija į pabaigą, viskas susikaupė, balsuojame beveik 2 kartus per dieną, daugiau nei valandą vienas balsavimas užtrunka. Pirmiausia, priėmėme sprendimą dėl padidinto apribojimų toms medžiagoms, kurios gali būti naudojamos gaminant žaislus vaikams. Žinom, maži vaikai ima juos į burną, liečia rankomis, trinasi aplink juos, vaikai yra vaikai, žaislai tam ir skirti, bet gaminant žaislus panaudojamos labai kartais pavojingos medžiagos. Jų nepajusi, jų, kaip sakant, nepamatysi, jos sudaro sudėtinę žaislų dalį, bet jų buvimas sukelia pavojingus susirgimus, endokrininius ir visokius kitokius. Ir mes praplėtėme tą medžiagų sąrašą, kurios negali būti naudojamos gaminant saugius žaislus europiečių vaikams. Aš manyčiau, kad čia yra tikrai geras žingsnis teisinga linkme. Kągi, Europos parlamentas sutarė sunkiai, kai kurių balsavimų eiga rodė, kad sutelkti visus daugumą balsų nėra lengva, bet mes pratęsėme betarifinės prekybos susitarimą su Moldova ir Ukraina. Kalbame apie žemės ūkį. Žinome, kas darosi ant Ukrainos-Lenkijos sienos. Lenkijos ūkininkai nesitraukia, jie ir toliau blokuoja sieną. Ukraina patiria didžiulius nuostolius. Iš esmės dėl konservatorių frakcijos sakyčiau, pozicijos, ir aš tai įvardyju labai akivaizdžiai, nes jie paskelbė save ūkininkų partiją staiga, pamatė, kad anksčiau priimti sprendimai galbūt sukelia tam tikrą šurmulį ūkininkų pusėje. Ne tai, kad galbūt taisyti, bet bėgti į krūmelius. Taip pasirinko mūsų konservatorių kolegos šiuo atveju. Jie padarė pataisą vieną, kad iš tiesų, jeigu prekyba viršė 2001-2002 metų dydžius, tada gali būti įvedami papildomi apribojimai ir panašiai. Mes neribojame mūsų prekybos ir mūsų eksporto į Ukrainą. Ukrainos eksportą mes ribojame. Dora tai ar ne, aš manau, dabarties sąlygomis tai iš tiesų yra, sakyčiau, toksai spekuliatyvus sprendimas. Bet priimta, aš tikiuosi, kad nereikės jokių tenai apribojimų ir tai yra iš esmės žalia šviesa mūsų tolimesniai laisvai prekybai, kurią aš tikrai remiu su Ukraina. Na ir kągi, trečias klausimas, apie kurį noriu Jums papasakoti, tai iš tiesų sprendimas dėl dirbtinio intelekto. Europos Sąjunga pagaliau tapo pirmąją pasaulyje organizacija, valstybių sąjunga, kuri priėmė tokį sprendimą. Mes suderinome su OECD, tai yra ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos apibrėžimų dirbtinio intelekto. Žinoma, riboti dirbtinį intelektą, jį panaudojant ir gaunant iš to naudą, būtų nesąmonė. Bet žinoma, jis negali vadovauti žmonėms. Žmogus turi vadovauti šitam procesui, jis turi būti ženklinamas, kada, sakyčiau, paslaugos yra sukurtos panaudojant dirbtinį intelektą, kad neapgaudinėti savęs, kad mes neįvestumėm kažkokių tai tarpinių kategorijų tarp žmogaus ir dirbtinio intelekto ir panašiai. Aš labai tikiuosi, kad tai paskatins iš esmės dirbtinio intelekto tyrimus, jo naudojimą ir pažangą, bet ir leis mums kontroliuoti visą šį procesą. Kągi, sesija baigėsi, dar viena sesija lieka balandžio mėnesį ir tuo kadencija mūsų pasibaigs. Bet mūsų bendravimas, žinoma, ne. Aš tikiuosi klausimų ir iš jūsų pusės ir, žinoma, bendradarbiavimo, kurį mes jau esame susikūrę per šitos visus metus. Žvelgiu su optimizmu. Gero Jums savaitgalio.